lėkęs į kalną. Vienas automobilis BMW taip va pralaužė viskas voreles, išlėkėjo priešinę ir matyt toj priešinėje susidūrė su BMW. Massive BMW crash in Vilnius. 2 BMWs fly into a median, destroy trees, debris scattered across the street. Kai šis automobilis sudužo, daug kas sakė, viskas. Laikas parodyti, kas jis iš tikrųjų yra. Automobilių, apie kuriuos šneka visi. Bet kartais žmonės neatskiria, kur yra melas, o kur yra tiesa. Šis už manęs stovintis žalias BMW, manau tikrai visų yra matytas ar kažkaip girdėtas įvairiom prasmėm. Vieniems tai galbūt yra svajonių dizelis, kitiems tai yra paprasta mašina, o kitiems galbūt tai yra tiesiog pasipizdavojimas iš tikro M5 F90. Arba kaip tai mėgsta sakyti socialinėje erdvėje, fake M5, fake shot ir panašiai. Ko ten tik nesugalvoja. Šiame video mes aptarsime viską. Nuo techninių specifikacijų, tiek vidaus, tiek išorės. Aptarsime, manau, įvykusi dalyką ir visą tą situaciją. Taip pat pamatuosime 0-100 ketvirtį mylios su įvairiom sistemom. Ir taip pat panagrinėsime ir paneigsime visus mitus, kurie sklinda apie būtent šitą žalią BMW, nes jų yra pilnas tiek Delfi, 15 min, įvairios socialinės medijos, įvairių ten komentarai, ten įvairūs iš ten visų žmonių. Lietuviai taip mėgsta padaryti. Ir mes tą paneigsim. Taigi, chebra, pasiruoškit, nes šitas BMW turi kur kas ką daugiau pasakyti, negu eiliniai komentatoriai. Ir dar, chebryte, toks dalykėlis, kad mūsų šito video visa esmė yra ne tai, kad kažką apstumti, kažką pašmeižti ir panašiai. Mūsų video tikslas yra iš tikrųjų atskleisti tiesą, kažkurios klausimus atsakyti panašiai, o jų bus tikrai daug. Uždavėme ir klausimų per Instagramą, kur žmonės padarė Q&A-ų. Taip pat, chebryte, paruošime jums ir kadrų su Dragi, kadrų su pašėrimais ar burnautais, gal kažkokiais tokiais biški minimaliais. Tai, chebryte, viskas bus gale video, būtinai žiūrėkite iki galo, chebryte, nes gale paliksime geriausius išrinkčiausius, rafinuočiausius kadrus. Realiai prieš perinant prie įdomesnių kadrų su šią mašiną, pradžiai reikėtų pašnekėti apie mašinos specifikacijas. Tai pradėsime nuo variklio. Tai po kapotu slypi 3 litrų dizelinis motoras. Čia yra 2018 metų gamybos B57, tai prieš tai buvo N57, kuris ten turėjo įvairių tenais niuansų. Ir BMW sprendė nemažai problemų ir iš tikrųjų labai patikimas ir geras. Originaliai čionais eina 320 arklio galių arba 235 kW ir 680 N. Bet aišku, apie modifikacijas mano biškai vėliau pašnekėsim, nes čia tikrai nėra tiek pat. Taip pat stovi ZF-as, ZF8 pavarų greičių dėžė, kuri puikiai dirba, jau senai pas visus BEM susenėjo, stovi ir ten viskas su ja yra gerai. Tai ką, chebryte, aš manau, kad aišku, iš truputėlį mažiau specifikacijos techninės pusės, bet iš variklio skyriaus pusės. Jūs pažiūrėkit, chebra, kaip čia gražu. Aišku, gal savininkas galėtų truputėlį ir gražiau patvarkyti tą variklio skyrių, bet kaip sakoma, kritikos neduosim, viskas yra sto labai gerai. O šiaip variklio skyrius tikrai vertas yra dėmesio, matom tai iš viso įvaizdžio šito, tai ne tik agresyviai išvaizda iš išorės, bet to pačiu ir kas slypi po kapotu. O čia yra chebryte bomba. Apie variklį trumpai papasakojau, o išmetimas, tai kadangi dizelis tuninguotas, apie modifikacijas biškai vėliau pasakysim, bet kadangi dizelis turi kvėpuoti, tai čia yra padarytas custom tiesus išmetimas su downpipe'u. Šiaip realiai tikrai labai gerai skamba. Užkurk, ponas! Ką, chebra, padarėm dabar tokį biškį mini pagazavimo apžvalgą, padarėm biškį į priekį ir variklio skyriaus apžvalgą, o dabar turbūt vėlgi labai svarbi dalis, ant ko mašina rieda, tai yra ratai. Tai chebrytė irgi buvo paklausęs tam tikrų klausimų apie ratukus ir apie pakabą bendrai. Tai pakaba yra M sporto sudėta, ratukai yra su M stabdžiais originaliais, taip pat 20, kaltiniai, lengvinti ir dar faktas, kad perdažyti iš senos spalvos į tokią lengvai bronziškai auksinę.
Tai, vaizdas kalba už save, matome, kad gražiai atrodo, labai toks geras kontrastas gauna spalvų tarp žalios ir geltonos labiau gal auksinės, bronzinės spalvos. Tai vėlgi, ne kiekvieno galbūt skonis yra toks, rafinuotas, visiems patinkantis, bet mums, mūsų komandai, savininkų pačiam, šie ratukai tiesiog suteikia tokį truputėlį gyvumo visai mašinai, visai automobiliui ir bendrai tiesiog išvaizdai, įvaizdžiai gatvėje važiuojant kartu. Na, o dabar perinant prie vidaus, tai šioj žalioji BMW yra pati pilniausia komplektacija. Tai realiai čia nėra ką daugiau pridėti, iš gamyklos ėjo su pačia pilniausia. Tai pavyzdžiui, yra Night Visionas, yra aparatūra Bauer Wilkins, tais laikais, man atrodo, ėjo jau pati geriausia tas high-endas. Tada yra masažinės sėdynės, taip pat klima gale, gali reguliuoti savo temperatūrą, komfort salonas, visur koža. Tai realiai nėra prie ko dar prisidurti. Taip pat dar vienas labai svarbus dalykas. Tik pradėjom filmuoti, čia tik kažką filmuojam, buvo jau fanai renkasi, o ten jau kraštovaizdyje, kaip sakoma. Kažkur background'e jau matosi fone mūsų fanai susirinkę, laukia pagazavimų. Ne tik jaunimui patinka, bet ir garbingo amžiaus žmonėmis. Taip. Tai ką, Hebra, dabar turbūt visiems, aš manau, kad spėju. Netgi negaliu spėti, o turbūt preziumuoju, kad visiems įdomiausia dalis yra performance šios mašinos. Tai tikroji ta galia. Dabar viskas, kas yra sukelta, kas šitoje mašinoje yra, tai pradėkime kėvyti. 357 kW, 8,7 N, stovi 2 hibridinės turbos, TurboWorks intercooleris. Kas toliau? X-Drive'as, tačiau yra X-Delete'as, tai galima persikelti į galinių varomų sistemą. Dar vienas labai Hebra svarbus faktorius, tai yra, kad į dėžę yra čipuota, Stage 3, ISHP programa surašyta, tai tikrai, kaip sakom, valina kaip už tėviškę. Labai svarbus dalykas, tai yra tai, kad daug kas iš tikrųjų klausia, ar čia yra M5 F9 kinietiška, visa apdaila sudėta, ar čia bodykitas nekinietiškas, originalus. Tai Hebra, atsakymas jums iš savininko tiesiogiai. Čia yra sudėtas originalus M5 F9 LCI, kitaip sakant, faceliftinis paketas. Tai yra pilnai M5 F9 apdaila, originali. Tai, atsakom iš jūsų klausimą, kuris labiausiai turbūt rūpėjo visiems, bet net nesulaukė Q&A's, jau tokį klausimą galime atsakyti jums iš karto. Tai ką, Hebra, dabar turbūt dar toks vienas labai svarbus dalykėlis, kas tikrai yra dažnai klausima, tai kokios apdailos čia yra sudėtos. Tai žiauriai trumpai prabėgsim, vis tiek manau, kad visiems įdomiau yra klausyti tokius labiausius performance susijusius dalykus. Tai pirmiausia, Hebra, stoja Maxton Design apdailos po slenksčiais. Kaip minėjau, kadangi yra M5 F9 LCI pilnas bodykitas, tai stovi aišku, kas be ko ir sparnai M5 F9. Toliau, kad turime vėl Maxtoniuko lipai, sumestojo geltoni DRL-ai, kurie taip pat įeina tą vadinamą full packą. Turime, kaip mano kolega Karolis minėjo, Night Visioną, kuris eina po ženkliuku. Dar paskui parodysime, kaip jis atrodo viskas iš vidaus. Ką toliau, Hebra, turime? Priekyje yra sumestos rastavkės, gale nedėjome tiesiog tam, kad sulyginta bendrą vaizdą. Tai gale rastavkių nėra, tik priekyje. M vidodėliai, gale ant stogo yra ant bagažinės uždėtas, kas be ko, irgi Maxtono spoileris. Na ir dabar prieikime iki pat galo, parodysime turbūt vieną delikačiausių dalykų, kas yra. Tai turime M5 tokius mini fenderiukus, kurie klijuojasi ant galinio bamperio iš šonų. Ir turbūt viena svarbiausių dalių, tai yra M5 Competition ženkliukas, apie kurį mes atsakysime Q&A's dalyje, kadangi tikrai nemažai kas klausia būtent, kas su to šitos ženkliuku M5. Dėl iš čia yra ant dizelio ir panašiai. Viską bandai pasakysime. Faktas, kad atnaujinti gražus BMW ženkliukai, spoileriukas dakteilo ir turbūt svarbiausia dalis, tai yra M5 F9 difuzorius sumestas kartu su F1 Rainlightu, stoplightu. Tai truputėlį pamiršti, kai stabdant, gražus dalykėlis tikrai. Ką, Hebra, dabar turbūt visiems maloniausias, smagiausia dalis tai yra Q&A's. Tai per Instagramo story mūsų netradas.lt Instagrame, būtent Hebra pasekit irgi, jeigu dar nesekat. Pasirinksim keletą užduotų klausimų ir jums atsakysime, kaip ten kas yra iš tikrųjų. Tai vienas iš mūsų sekėjų rašo, kada galim pamatyti mieste ir kuriame. Tai šitas žvėriukas bazuojasi Vilniuje. Vilniaus gatvėmis važinėja. Aišku, dabar pastaruoju metu gal truputėlį biškį mažiau išlenda gatves, bet vėlgi, tikrai, jeigu norit pamatyti viešotą, tai Vilniuje arba per mūsų didžiuosius public meetups. Vienas tos, Hebra, labai turbūt svarbus klausimas mūsų sekėjo atėjo, tai yra kiek sumokėjau už taisymą. Tai kad šitas gražuolis pavirstų iš po avarijos buvusio vaizdo į vėl tą patį buvusį gražuolį,
viso to komplekto atstatymo kaina, kaip sakė pats savininkas, yra maždaug apie 20 000 eurų. Suma yra nemaža, bet turėkime omeny tą chebą, kad meilė automobiliui yra neįvertinama ir neįkainojama jokiais pinigais. Tai vėlgi, visų, kaip sakoma, pinigų pasaulyje neuždirbsi, tuo pačiu tos meilės automobilius nenusipirksi. Labai yra normalu, kad vieni pasirinkame tos pinigus investuoti kažkur kitur, o mūsų savininkas pasirinko tos pinigėlius investuoti ir tą mašiną repildinti iš naujo. Dabar dar vienas, turbūt chebra, vienas iš tokių labiausiai, kaip sakau, tokių skrupulingiausių, reikalingiausių visiems žinoti klausimų. Tai kaip ten kas buvo, kaip ten kas. Tai chebra dabar klausia, tai ar tikra M-kė ir ar yra gandų, jog netikra ir ar tą pačią mašiną rebildino ar copy-pastino. Tai chebra atsakome. Čia aišku faktas, kad kaip sakėme yra dizelis, tai nėra tikras M5 F90, na faktas jau esame tą minėję ne kartą ir ne du turbūt, tik pats savininkas yra minėjęs tą. Tačiau dabar dėl kėbulo. Tai po avarijos kėbulas buvo sumaitytas, tikrai buvo prasta būklė, tai seno kėbulo atampyti, būtų tiesiog buvo neįmanoma, ar tai būtų tiesiog labai, vadinkime, finansiškai nepravartu. Tai savininkas užsakė iš Krastos tiesiog tokį patį originalų naują kėbulą ir ant jo sukrovė likusias sveikas dalis. Tai tiesiog gavosi biškį truputėlį toks pigesnis prasukimas iš tikrųjų. Tai pasitikslinu su savininku, būtent šią informaciją galim pateikti pilnai teisingai jums. Tai chebrytė, kėbulas buvo naujas, uždėtas tiesiog ir nuo senojo nuimtos sveikos dalis ir daklijuotos į naują iš Krastos kėbulą. Ir štai tokių chebra klausimų mes labiausiai laukiam ir žinojom, kad jų prilys tiek po šitų video, tiek bendrai Instagrame labai daug. Taigi rašo, kad kada vėl avarija ir ar galima šį kartą negrąžinti šito automobilio ant kelių. Tai chebra, aš manau, kad bet kokia atveju automobilių bendruomenė turėtų būti skatinama pagarba, visokiausių nelaimė būna, visokiausių nutinka, svarbu, kad žmonės lieka gyvi, lieka sveiki. Ir šiuo atveju chebrytė, norėtume pasakyti, kad iš tikrųjų nefaina girdėti tokius komentarus, nes turbūt niekas nelinkėtume niekam tokių dalykų, nei savo artimiesiam, nei šeimos, nei savo draugam. Tai turbūt linkėti arba klausiant linkėti kitiem avarijas arba nelaimės, tai vėlgi yra labai negražu. Tai, bandom iš tikrųjų įdiegti tokį mąstymą ir filosofiją, kad tokius klausimus užduodant reikia pagalvoti, o kas, jeigu tai nutiktų tavo šeimoje, tavo artimajam žmogui ir panašiai. Tai avarijos nedarysime ir šį kartą vis tiek grąžinome jį ant kelių ir bet kokiu atveju ir turėjom planą įgrąžinti ir grąžinome ir tą padarėm ir džiaugiamės gražią mašiną mūsų komandos. Žodžiu, viskas yra fainai chebrytė, tai vėlgi palaikykim tokį pozityvumą, manau, kuo mes pozityviau gyvename, tuo smagiau visiems yra bendrai kartu. Ir stenkimės tokių dalykų, neklausinėtum. Vėlgi, nelabai visiems būna faina. Tai dabar chebra Dainės klausimėlis, tai kiek šeimininkų, būtent šita gražuolė yra turėjus? Tai savininko duomenimis jis yra trečiasis savininkas, pirmoji registracija yra Europoje, Vokietijoje. Tai šis automobiliukas atkeliavo po 100 000 ridos į Lietuvą ir jau Lietuvoje mūsų dabartinis savininkas yra trečiasis savininkas. O du savininkai buvo prieš tai Europoje. Tai ką, tai tokie klausimėliai, dabar perdu mūsų estafetę mikrofoną mano kolegai Karoliui, dar atsakys papildomų klausimėlių truputėlį, tai let's go chebrytė, biškį užkursim dar kontentuko. Dar dažnai sutinkamas klausimas yra, tai he's hot ar he shot? Tai šiaip originaliai, kaip savininkas sakė, yra he shotas, bet galima iš visų trijų pusių pažvelgti. Kai kurie sako headshotas, per kokį CESO žaidimą, kai kas sako he shot, o kai kas sako originaliai iš tikrųjų he shot. Tai čia realiai nėra klaidingo pasakymo, galima tarti įvairiai. Taip, tada antras klausimas, irgi pasikartojo, tai vis dėlto dizelis 535 klaustukas, irgi kažkas čia klausė irgi, ar tai dizelis? Taip, tai yra dizelis, bet tai nėra 535 ėjo tik tais ant F kėbulo, ne kėbulo, čia kadangi yra G kėbulas, 535 tiesiog neegzistavo. Čia yra 540D. Taip, čia dar kai kas klausė, ar jis šaudo, tai taip, jinai tikrai šaudo ir tikrai tai galite išgirsti dabar. Dar vienas klausimas yra, kuris iš tikrųjų pasikartodavo ne vieną kartą įvairiuose komentaruose, Instagram'e, TikTok'e, kodėl ant dizelį yra užklijuotas M5 ženkliukas. Tai kaip mes realiai ir minėjome, jau realiai šnekant apie mašiną, tai kadangi tai yra sukrautas pilnas M5 Competition LCI lukas, tai tuo pačiu buvo ir uždėtas M5 Competition ženkliukas. Kadangi yra ir ant šono, yra ir ant priekio, ir ant galo tasai. Tai nereiškia, kad čia yra M5 Competition. Tai bet koks žmogus, kuris supranta mašinas, tikrai supranta, kad čia dizelis ir M-kės nebūna dizelį. Bet tiesiog buvo sudėta, nes buvo taip užsakyta originaliai iš Krastos. Taip pat, aišku, paminėjome video pradžioje apie variklį, bet matau irgi daug kas klausėte, koks motoras. Tai motoras yra B57, 18 metų,
Prieš tai buvo N5-7 motoras, kuris, taip irgi minėjau, turėjo savų problemų tiek su grandinėm ir panašiai. Taip pat N5-7 motoras yra žymiai patikimesnis, taip pat turi žymiai geresnį potencialą ir tiesiog iš pačios to patikimumo esmės yra geresnis. Tai taip, čia yra B57 motoras ir tikrai puikiai laiko, svarbu viską, aišku, kaip kiekvienai mašinai. Laiku prižiūrėsi, ilgai tarnaus, bet ypač su BMW automobiliais neapleisti aptarnavimo ir jinai tikrai ilgai ir važiuos, netgi kai yra tuninguota. Ką mūsų mėlėjai žiūrovai, norime jums priminti šitame video būtinai pažymėti, kad mūsų visus video YouTube ir taip pat Instagrame remia mūsų nitraidas.lt.shop internetinė svetainė. O mūsų kaip tik draugas įdėjo kepurėlę, naudodamas mūsų šopo prekę. Tai labai gražiai atrodys mūsų video, kad suderinti tiek spalvas, tiek mašiną už mūsų stovinčią, tiek tuo pačiu ir mūsų atributiką. Tai hebra, užeinam čia ant linko, paspaudžiam, viską, ko reikia, ar remelių, ar komplektų, sakiausių lipdukų ir panašiai. Viską hebra turime in stock pilnai. Ką hebrytė, atlikome tokį pirmąjį nuo 0 iki 100 testavimą prieš kamerą. Rezultatai yra tokie, kad kadangi danga buvo šlapia, yra rūkas, tai danga biški yra dar drėgna ir čia stovi žieminės padangos, tai laikas buvo biški prastesnis negu kažkada egzistavė šio automobilio geriausias laikas. Geriausias laikas yra buvęs 3,63 sekundės nuo 0 iki 100, šiandieną padarėme geriausią laiką, man atrodo, kažkas apie 4,03. Tai vėlgi, gal sakykime, ne patys geriausi rezultatai išėjo, tačiau su tokia danga ir su tokiom, sakykime, žieminėm padangom, manyčiau, visai laikas tikrai yra neblogas. Na ką, sveiki šakelė, sveiki, labas vakaras. Šiandien yra antra diena, kai filmuojame mūsų mylimą komandos automobiliuką Hišotą. Praeitą dieną filmavom daugiausia, kas lietė būtent intervus, visokiausius tokius dalykėlius susijusius su klausimų atsakymais ir pristatymais iš techninės dalies. Nu, o šiandieną mes judame toliau šito automobilį truputėlį paganyti, tai yra padaryti tokių labai gražių roller kadrų. Padaryti truputėlį gal ir kokį nors burnautėlį, pašėrimų. Tai ką, hebrytė, važiuojam, judam į trasą, let's go, žiūrim, ką šitas žvėriukas moka ir ką gali padaryti. Pagaliau. Nu ką, hebra, tai dabar kokia yra situacija? Žodžiu, pravalas. Prisifilmavom, karočią, daug hebra rolerių, jums padarėm biški šėrimų burnautėlių, tačiau biški mašinos radzikas užkaito, biški užkaito tikrai. Norėjom padaryti dabar filmavimus ir matavimus su dragiu nuo 0 iki 100 ir nuo 100 iki 200, bet kadangi radzikas yra užkaitęs, klausimas, kada jis atvės ir kiek jam laiko reikės, tai turbūt tų antrųjų bandymų ant sausos dangos nepavyks padaryti. Tačiau hebra, mūsų savininkas jums ekskliuzyviai pateikė savo dragį išrašą, kur buvo kažkada per visą įmanomą šio automobilio gyvenimą padarytas pats geriausias laikas
su Dragi. Tai čia mūsų filmuotojas priseks screenshotą iš Dragi programėlės, kuri rodo patį geriausią laiką šio automobilio. Kažkas apie 3,63 sekundės, jau neklystu. Tai norim jums, chebra, padėkoti labai už tai, kad šitą epizodą žiūrėjot. Mylim jums, chebra, labai, bet svarbiausias dalykas, chebrytė, nepamirštume pasubscribinti šito kanalo. Paspaudžiam va šitą subscribe mygtuką, paspaudžiam varpelį, paspaudžiam laiką ir prašom kokį nors gražų komentarą už tokį puikų šedevrą, už tokį puikų video ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai ką, chebra, labai dėkojame jums, kad žiūrėjo šitą epizodą, jis bus, manau, tikrai bet kokiu atveju, na, tokios adekvačiai racionalios trukmės. Tai bus įdomu, chebra, žiūrėti jums. Ačiū jūsų dėmesį, kad palaukite iki pat galo. Mes su jumis, chebra, kol kas atsisveikiname ir susitiksime kitose vlogose, videokose, mytose, mūsų šope ir tik visur, kur tik įmanoma jūs matyti. Čiau, chebra, pa! Pau! Ir Na ir aišku, labai svarbus dalykas. Turim prisoskis. Nepavyko. Pala, tai padarysim. Nu ką, o dabar su mano draugu Domu, mūsų komandos nariu, mielu ir ilgu su mūsų mielu ir ilgalaikišku komandos draugu Domu varysim biškį patestuoti Dragi, varysim biškį pažiūrėti su kartu savininku Hešotu, to pačius Domu, su Karliu, su manimi, kaip tas automobilis važiuoja. Tai Domai, kaip galvoji, kiek automobilis padarys nuo 0 iki 100 Hešotas? Nu tai kaip galvoji dabar, Domai, tai kiek šitas automobiliukas, kiek Hešotas padarys nuo 0 iki 100 su Dragi? Ką tu galvoji? Manyčiau, bus 4 sekundės, gal net ir iš 4 pavarys. Jie mūsų vaga! Važiuojam matuoti